Sveiki visi, čia Pyromanik ir Tikėjai iš Champions LT. ir šiandien apžiūrinėsime ne tokį jau ir naują, bet labai gerą MMO All Points Bulletin Reloaded. Tai žaidimas anksčiau buvo mokamas, bet prieš kažkiek laiko jis pasidarė nemokamas, bet to prasme yra toksai sakymas, kad galima čia nusipirkti galią už pinigus. Šiaip mūsų nuomonė tai yra netiesa, nes vis tiek čia daugiausiai yra žaidimas visas ant jūsų skillų. Kaip jūs tiesiog pataikysit, tiesiog jūsų taiklumą išbando, nesvarbu kokį tu ginklą turėsi, kad ir labai galinga, jeigu nepataikysi, tai galingas nebūsi. Tai vienas labai įdomių dalykų apie šį žaidimą, kad yra labai didelė ir ekspansyvi character customization. Tai maždaug žaidėjo susikūrimas. Buvo netgi matyta, kaip buvo sukurta daug, pavyzdžiui, televizijos žvaigždžių. Netgi per YouTube pats esu matęs, kaip buvo sukurtas ant šito žaidimo Arnoldas Schwarzeneggeris ir tikrai buvo labai panašus. Šitų drabužių yra labai daug. Žodžiu, žaidime yra daug žmonių ir visko labai daug prikišta. Taigi mes pabandysime jums pristatyti šį žaidimą. Nu tai, palauksiu iš tavęs. Prilėk, galėsim pagrajint. Kas tai gera? Dėk, pašaudysim ką... Nustiliovai. Na, pusę sukaus. Nesvarbu, gerai. Gerai, nu tai bandom dabar pareketuot ką nors. Pareketuot? Paieškom namukų. Tai va, šitam žaidime galima būti nusikaltėliu arba enforceriu. Enforceris tai nėra toks kaip ir policininkas, bet jis maždaug irgi šiek tiek nusikaltėlis, bet jis gaudo kitus nusikaltėlius. Įdomiai čia taip. Toks kaip bounty hunteris, sakai. Jo. Tai va, galite rinktis būti nusikaltėliu arba enforceriu, žodžiu. Misijos skiriasi. Miestas visą laiką, nu, yra trys tokie kaip distriktai, kuriuose galite užsiminėti. Galite pafeilinti. Tuo prasme, čia vairuoju aš dėl to, kad Pyromanik tai yra šaudytojas, o aš tik vairuoju. Bet kodėl čia neprasišauna, tu man gali paaiškinti? Va, gerai. O tai neiškrito niekas. O? Dabar palauk. Pažiūrim. Tai va, mes su Tikėjai esam nusikaltėliai, nes man atrodo, kad tai yra gerokai įdomiau. Gerai, nešam daiktus. Dabar bandom nureketuoti parduotuvę, biškį apvogti. Apvogti. Jo. Tai autobusiuką šone stovi, nu. Čia protingai, ne? Įlipk į autobusiuką, apkraunam jį. Tai išimk iš tos mašinos dar kažką. Ok. Tai va, aš atkirtau mikrobangę, pravers. Mes šitaip mėgstam dviese. Viens vairuoja, kitas pakrauna mašiną. Kartais paprikolinam biškį, kad smagiau būtų. Tai kad čia jau nėra ką daužyt. Pala, šitas nesusidaužo. Šitas nesusidaužo tas perdė. Gerai, matau, sekant taikinį, net nelip. Nu gerai. Jo, aš matau, kaip tu gerai pavarai. Čia biški pelė pafeilino. Opa, va, kitas reikalas. Gerai. Lagaminėlį. Tai va, pinigai visą laiką su jumis neišliks. Juos reikia... Kur tu bėgi, rink daiktus, durnelį. Tau krauna daiktus. Juos reikia, kaip sakoma, plauti, ta prasme reikia... Jų gauni biškį mažiau negu pats surenki. Šiaip yra dar toks dalykas kaip notoriety. Jo, tai čia yra nusikalstamumo lygis, kurį kuo daugiau užsikeli, tuo daugiau pinigų gauni.
tiek už apiplėšimus, tiek už stolen goodsus. At mes dabar prisirinkom vogtų dalykų ir pirmą juos turim vežti priduoti, kad galėtume pas savo pinigus bosą, pasiimt. tiksliai, yra toksai kaip bosas, tiksliau jūsų kontaktas, kuris jums duoda misijas, jų galima įsirinkti daug, kai jūs darot misijas, kyla lygis, nu, ta prasme, experience'ai su jūsų patirtis, su jūsų kontaktu, kontaktas jums gali pardavinėti kokius nors geresnius daiktus, ten ginklus, mašinas gali pardavinėti, o kai su kokiu kontaktu, tarkim, pasiekėt atitinkamą lygį, galite atidaryti, Pravažiavau. galite atrakinti geresnius kontaktus, kurie duos geresnius daiktus, įdomiau atrodančias mašinas. Va čia? Taip. Gerai, panešiuojam. Jo, aš pasėdėsiu gal, kad nieks nenukirstų mūsų furgonėlio. Tai gal tada, kol aš nešiosiu, papasako kaip šiaip apie žaidimo idėją. Žaidimo idėja realiai yra smagiai praleisti laiką. Aš bent taip manau. Ir čia man bent jau asmeniškai daug smagiau nei San Andreso multiplayeris, toksai. Nes čia yra va tie visi tokie tikri nusikaltimai, kad atkerti mašiną, išdauži parduotuvės langus, susirenki ten prekes, jas priduodi į pinigų plovyklą, nuvarai, parsiduodi viską. Tai faina yra. Plius galima tuninguotis mašinas, galima rūbus pirktis. Tai būtent va, kiek jūs galit patį žmogų savo kiek jūs galit patį savo žmogų kustomizuoti, tiek galite ir savo mašiną kustomizuoti ten. Visai pridėti visokių, kaip vadinasi tie, vinys ar kaip ten, nu, žodžiu, nuspalvinti kaip nori ten, visokių paveiksliukų gali pridėti ant savo mašinos. Vos tik pradėjus žaidimą, jūs gaunate savo tokią, kol kas neįspūdingą tokią mašiną, su kuria jūs galite važiuoti, mašina nėra per greita, atrodo tai šiaip normaliai, bet kas kažkiek laiko galite pirkti geresnės mašinas, tą mašiną kustomizuoti, pakeisti jos spalvą. Man atrodo, pačio mašinos performanso, ten greičio, tai neišeis kustomizuoti, pavyzdžiui, va dabar galiu parodyti savo mašiną. Yra toksai va aparačiukas, kurį paspaudus atsiranda jūsų mašina specialiose vietose, nu ir va, pavyzdžiui, aš va turiu va tokią mašiną, 4-vietę. Kodėl mes į misiją patekom, tu geriau paaiškink ir mus čia reitina dabar. Tai nieko, daro misiją. Kur čia ją daryti? Nes mūsų misija prie pat yra. Mikrobangę paėmiau. Tikso čia ramybei. Wow. Mane vėl patvarkė. Pats gameplay šiaip yra labai smagus. Jo. Vienas iš svarbių dalykų yra tai, kad žaidime nėra jokių headshotų, nieko. Tiesiog yra žaidėjas ir aplink jį yra kaip hitboxas, tiesiog kaip teritorija, kur tu gali pataikyti. Ir nesvarbu, tu pataikysi jam į veidą, į koją, damage'ą padarysi lygiai tiek pat. Tai gali šaudyti po mašiną, tarkim, jeigu matai jo kojas, vis tiek padarysi tiek pat žalos, negu šiaip padarytum. Šiaip, aišku, ginklų yra irgi labai... Wow. Ginklų yra taip pat labai daug. Yra bazūkų, granatų, pistoletų, snaiperių, visokių rūšių. Automatai yra tikrai didelis pasirinkimas. Visko yra, trollint galima, taip sakant. Taip, paprasti vagys, kaip mes, va dabar esam šitie nusikaltėliai, gali eiti va prie žmonių, pavyzdžiui, juos apvogti ir taip pat gauti šiek tiek pinigų. Mums šiaip atrodo, kad su nusikaltėliais yra daugiau ką veikti negu su enforceriais, nes enforceriai žmonių partrenkinėti, pavyzdžiui, negali apvoginėti žmonių, jie gali daryti, pagrindė tik misijas, nes negali jie apvoginėti parduotuvių. O mes galim viską šaudyti? Na taip, mūsų toks laisvesnis stilius, bet užtat policininkai gali važinėti, tarkim, pamatys, kad jūs vogėt ką nors iš parduotuvės, jie gali tiesiog sustoti, jūs surakinti, gali tiesiog jums, kitaip pasakius, tos va šitos dvi frakcijos trukdo visą laiką viena kitai. Ir jeigu darot misiją, tai visą laiką būsit prieš kitus žaidėjus,
Arba ankstesniuose lygiuose netgi misijas galit daryti vienas. Kol jūsų notoriety nėra didelis ir neišsiunčia policija jums ką nors, kad jūs sugautų. Bet tą notoriety tai manau verta pasikelti, kad daugiau pinigų gautum už nusikaltimus. Na taip. O kaip mes darom, kuriam renkam pinigus, tas pridavinėja vogtus daiktus, tai pirmą dar jis pašaudo į žmones, kad daugiau pinigų gautų. O notoriety kyla, tai nuo visko praktiškai galima trankyti žmonės, mašinas, ten šaudyt, viską. Aišku, enforceriam viskas atvirkščiai, kad jie... Aš iš tikrųjų už enforcerį dar nesu žaidęs. Aš tik žinau, kad jie gali... Vienas labai geras dalykas yra, kad kai eini misijas ir, pavyzdžiui, nušauni priešininką, tu jį nokautini, o šitas kriminalsas, jisai gali tik tai jį nušauti, bet kai kriminalsą nokautini, tai tu jį gali surakinti ir jis ilgiau nerasponina, tai kas praverčia. Bullshit. Negalima taip. Galima. Nusikaltelių yra būt geriausia. Kas įdomu, kad tik prisijungus mašiną iš karto duoda. Tai kaip ir minėjau. Nu tai va, vieną misiją pražaidėm. Ką žinau, pabandom dar gal biškį pavogt, ką nors. Gerai. Bet parodė tą pinigų plovimą. Nu, pabandyk. Vėl apvoks, ką nors. Davai. Mano vairavimo skillai legendiniai. Bent jau pataikai, kur reikia. That's what she said. Prašaudyk. Tu nieko nematei. Tu nieko nematei. Baigtų ten jie drošt. Rink daiktus, utėliau. Koks daiktus? Mikrobang. O kaip tik man reikėjo naujos. Kiek dar ten slotų yra? Šio, pilna. Nu tai dar ir rankas galima pasiimti. Seis. Gerai. Nu. Tai va, kaip matot, visą laiką yra NPC žaidime visokių žmonių, kurie vaikšto. Kitas dalykas, kad jeigu koksai nors žmogus iš šitų NPC pamato jūs ir paskambina telefonu, tai bus jau iškviesti enforceriai. Tai geriau nušaukit iš karto. Kur tu čia važiuoji? Ką žinau? Čia jau atvažiavom, ne? A, jo. Tai skau, kad tu čia. Tu kaip čia nueit? Ai, pro kitą pusę. Nu, tai todėl ir važiuoju aš čia. Gal tau padėt? Jo. Apversiu. Biški bakstelk. Šitaip dažnai nutinka. O, gerai. Gerai. Teamwork. Jo, teamwork. Gerai. Į daugumą pastatų iš tikrųjų galima įeiti, bet šiaip jie ten nėra per daug dideli, galima aišku užsilipti ant atsargiau. Galima užsilipti į balkonėlius visokius, galim ir aišku šaudot iš viršaus, čia labai praverčia snaiperiam visokiam. Wow, mašina dega, tu paskubėk. Tai nieko, iškris vis tiek visi daiktai. Aš tai lipu jau lau. O, mums sušaudžiau kitus ratus. Aš šitų nepaimsi, čia kitas žmogus. O kodėl vėl misija prasidėjo? Nežinau. Taigi išjung turėjai. O, matau. Eik šon. Dabar važiuojam plaut pinigų? Jo, važiuojam. Gerai. Oi, pasižiūriu į mapą. Wow. Čia kamikazės į mus. Ir dar muzikėlė tokia gera. Nu, pinigų nebeišeis išplaut, nes praradom viską, ką uždirbom. Tai dabar esame Social District. Čia
galite pamatyti iš tikrųjų labai daug žaidėjų visur, priklausant nuo instanso, nes viskas yra instansuota. Taigi čia galite rasti auction house'ą, kur jūs galite pirkti kokius jūs norite daiktus. Aišku, kainos gali būti ir aukštesnės, ir žemesnės. Štai, galite įsigyti tokių daiktų, kuriuos negalite gauti, pavyzdžiui, iš savo kontakto. Toliau yra drabužių kūrimo salonas. Galite iš kokio nors paprasto, tarkim, baltų rūbų ant jo pripaišyti visokių ten dalykėlių, pavyzdžiui, kaip pas mane yra džinsai arba drabužis. Toliau čia tiesiog ateinate aprengti savo žaidėją, nes drabužius, kuriuos jūs nusiperkat arba pasidarot, jie keliauja į jūsų pašto dėžutę. Toliau čia Dragon's Body Art, tai yra tatuiruočių salonas. Čia galite pasidaryti tokias tatuiruotės, tarkim, kokias aš turiu. Man atrodo, žaidėjams, kurie nemoka pinigų, galima pasidaryti tik 3. Bet jas galite pasidaryti visokių dydžių įvairių, kaip pas mane ant rankų matote. Toliau yra mašinų salonas. Štai čia yra kirpykla. Galite prisižiūrėti savo žaidėją, galite jį visą laiką keisti, tik tai aišku reikia turėti pinigų. Toliau yra mašinų salonas, kur matote galima nusipirkti mašiną, kuri... Tiksliau žaidėjas, jeigu nori, kad greičiau jūs nusipirktumėt mašiną, gali ją padėti ant displėjaus, kad visi žmonės ją matytų, kad ji kokia nors įspūdingesnė. Taip, ant kiekvienos mašinos galite dėti kokias nors, kaip nors paprasčiau pasakus, galima sakyti, tatuiruotės, paveiksliukus. Tuningą. Nu, taip, tuningą galima, bet mašinos greičio ir jo statistikų nepatininguos. Tai Social District tai yra praktiškai tiek, gal dar daugiau ir atsiras, nes pastatų tikrai yra dar 2, kurie yra tušti. Tai yra kino salė, kurią dar tikiu, kad ten bus galima ką nors gerą padaryti. Ir tikrai žaidimas yra labai įdomus, yra čia ką veikti. Gali tapti biški pasikartojantis, nes tokio kaip ir tikslo nėra, čia turi pats suras ką veikti. Tikrai žaisti su draugais yra daug įdomiau. Būtent su draugais, nebūkit forever alone. Ir ką, metos atsisveikinti. Mes sakom viso gero. Tai su jumis buvo Piramanik. Ir Tikėjus Champions LT. Ir mes esam gamingas, viso. Buja! Nu, parodyk savo driftinimo savybės. Oi. Įrašinėjai, ne? Jo. Parodyk, kaip mokį kažkas prie manęs sprogo. Tobula!